Sveiki, aš Imantas ir šiandien pristatau vieną galingiausių Xiaomi oro valytuvų – Mijia Smart Air Purifier Max. Tai modelis skirtas tiems, kuriems neužtenka mažo oro valytuvo dideliam kambariui. Čia kalbame apie detales erdves, namus, svetainės, atviras zonas ir rimtą oro kokybės kontrolę. Įsivaizduojat, pagaliau turime gerą oro kokybės kontrolę. Pagrindinis Mijia Smart Air Purifier Max privalumas – labai didelė oro valymo galia. Jo detalių CADR, kas yra standartizuotas oro valymo našumo rodiklis, nurodo, kiek kubinių metrų visiškai švaraus oro prietaisas generuoja per valandą. Šis siekia net 1006,5 kubinio metro per valandą. Todėl jis skirtas ne mažam kambariui, o didelėms patalpoms. Rekomenduojamas valymo plotas nuo 63 iki 108 kvadratinių metrų. Xiaomi nurodo, kad 10 kvadratinių metrų vaikų kambarį jis gali išvalyti daugmaž apie 1,6 minutės. 25 kvadratų miegamąjį, pavyzdžiui, apie 4 minutės, o 40 kvadratinių metrų, pavyzdžiui, svetainę apie 6,4 minutės. Tai yra, visą orą išvalo per 6,4 minutės. Tai yra neapsakomai greitai. Kad pasiektų tokį našumą, šis Mijia Max naudoja dviejų filtrų sistemą. Vienas viršui, kitas apačioje. Čia yra dviguba oro srauto struktūra. Vienas variklis, 2 impeleriai ir 2 filtrai. Todėl oras valomas greitai ir labai efektyviai. Filtro sistema sulaiko dulkes, žiedadulkes, dulkių erkutės, augintinių pleiskanas ar kitus alergenus. Aišku, net ir plaukus sulaikytų, be jokių problemų. Vienas iš svarbiausių šio modelio privalumų – formaldehido stebėjimas realiu laiku. Tai yra ypač aktualu naujai įrengtose namuose, po remonto arba įsigijus naujus baldus. Kai kurie baldai, kaip žinote, skleidžia kvapus, tai jis juos aptiks, jeigu jų bus per daug. Mijia Max gali ne tik valyti kietąsias daleles, bet ir stebėti formaldehido lygį. Jis gali pašalinti iki 99% formaldehido. Šis purifieris turi 2 UVC modulius, kurie skirti sterilizacijai ir dezinfekcijai, kadangi turi 2 filtrus. Jie skirti papildomai dezinfekcijai oro valymo metu, ypač naudingas gripo sezono metu. Arba tada, kada namuose norisi tiesiog daugiau apsaugos nuo alergijų, žiedadulkių ir kitų dalykų. Nors tai yra labai galingas oro valytuvas, jis gali veikti itin tyliai. Miego režimu garso lygis gali siekti vos 19,1 decibel, todėl galima jį naudoti net naktį. Tai reiškia, kad dieną jis veikia labai greitai ir gali išvalyti didelės erdves, o naktį tyliai palaikyti gerą oro kokybę. Mijia Max veikia kaip tikra oro kokybės stebėjimo stotelė namuose. Jis gali nurodyti PM1, PM2, dulkių indeksą, formaldehido koncentraciją, temperatūrą ir drėgmę, o per Xiaomi Home programėlę gali valdyti visus režimus, nustatyti tvarkaraščius, kada veikti, o kada neveikti, stebėti oro kokybę ir matyti abiejų filtrų būsenas, kada jau reiktų juos keisti. Kadangi tai didesnis renginys, labai patogu, kad jis turi ratukus. Jį galima lengvai perstumti iš svetainės į miegamąjį, į darbo kambarį ar į kitą namų zoną. Sakykime, dieną valote svetainę, vakare gripo sezono metu įsijungiate miegamajame ir turite nuostabų įrenginį visuose namuose. Mijia Max naudoja specialius keičiamus filtrus, vieną apačioj, vieną viršui, pritaikytus būtent šiam modeliui. Filtro sistema turi pirminį sluoksnį didelėm dulkėm ir plaukams, aišku, aukšto tikslumo filtravimo medžiagą smulkioms dalelėms bei aktyvios anglies sluoksnį kvapams. Xiaomi nurodo, kad filtras gali tarnauti nuo 6 iki 12 mėnesių. Aišku, priklausomai nuo naudojimo sąlygų. Jeigu naudojate stipresnių režimų, šiek tiek trumpiau, jeigu naudojate vidutinių režimų, apie 12 mėnesių. Mijia Smart Air Purifier Max yra skirtas tiems, kuriems reikia ne kompaktiško, o tikrai galingo oro valymo sprendimo namams. Jis labiausiai tinka didelėms svetainėms, atviroms virtuvėms, namams po remonto, šeimoms su vaikais, augintiniais arba tiesiog žmonėms, kurie jautriai reaguoja į dulkes ir alergenus. Čia gaunate 1006,5 kubinio metro per valandą CADR sprendimą,
tinkanti nuo 63 iki 108 kvadratinių metrų veikimo plotą, formaldehido stebėjimą, dvigubus UVC modulius, dvigubą filtravimą, išmaniųjų valdymų sprendimą per Xiaomi Home programėlę. Iš esmės, skirtas visiems namams, kur tik bebūtumėt.